Taip, aš bandžiau apskųsti tą sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, nes jis iš dalies buvo padarytas, bet po to nutrauktas, skundžiau vyresniajam prokurorui, ikiteisminio tyrimų teisėjui ir apygardos teismui, bet teismas nusprendė, kad taip, žodžiai šitie gali būti neigiami, žeidžiantis, tačiau kad jie neatitinka baudžiamojo kodekso 170 straipsnio, kad nėra nusikalstamos veiklos sudėties. Kad taip, ten pripažino, kad tai gali būti ten neigiama kalba, raginimas, tačiau raginimas smurtauti čia nėra. Pagrindinis ir argumentas buvo, kad būtent nėra suformuluota ta frazė, jo frazėse nėra suformuluota kaip būtent raginimas smurtauti. Jeigu šiek tiek būtų kažkoks raginimas, tai jau tada galbūt kitaip teismas tai įvertintų, nors man tai atrodo šiek tiek keista, nes vėlgi, jeigu mes prisiminsim visą jo pasisakymą, ten jis sako, kad jis supranta, kad jo mintis yra utopiškos, tačiau kartu teigia, kad jo manimų taip turėtų būti. Tai va, tokie pagrindiniai argumentai. Ten buvo daug iš tikrųjų tokių momentų, dėl kurių kyla klausimų. Kitas dar, kad teismas pripažino, kad čia nėra saugotinos grupės šituo konkrečiu atveju. Jie vertino ne vien per kalbos klausimą, dėl ten smurtas, raginimas žudyti dėl kalbos, bet labiau dėl pažiūrų ir įsitikinimų, kadangi jis pavartojo būtent tokią frazę, kad čia visi besiklausantis rusiškos muzikos, tai reiškia nepriklauso nuo tautybės ar kurią kalbą žmogus kalba, todėl čia puikiai patenka į pažiūras ir įsitikinimai tą momentą iš 170 straipsnio, bet vėlgi įvertino, kad saugotinos grupės čia nėra ir kad iš tikrųjų nesupa kažkokios ypatingos aplinkybės, kad šitą grupę reikėtų saugoti. Nors, man atrodo, kaip tik dabar yra ypatingos aplinkybės ir bet kokį raginimą žudyti ar kažkaip smurtauti reikėtų labai griežtai vertinti, nes iš tikrųjų matoma, kad neapykantos lygis visuomenėje yra smarkiai pakilęs ir tai rodo ir įvykiai, kurie čia įvyko prieš keletą dienų Vilniuje su tuo Vilniaus universiteto dėstytoju. Tai va taip. Žiūrėkit, o nebuvo klausimo, ar vertino teismas ir prokuratūra, kad jisai yra labai įtakingas tam tikrai grupiai žmonių, jo nuomonės klausomasi ir tai, ką jisai sako, kad reikėtų, ir yra raginimas imtis veiksmų. Tai yra, netiesiogiai, bet tai mafija irgi sako, vat reikėtų, kad va šito nebūtų ir nebebūna. Čia yra labai dažnai įsakymai ar nurodymai kažkur tai kažką tai daryti yra duodami netiesiogiai, o pasinaudojant autoritetu. Šitos aplinkybės, šitas dalykas nebuvo svarstoma. Buvo ir ten labai iš tikrųjų daug jie prirašė visokiausių argumentų, dėl ko ir, taip sakant, pastoviai kyla įvairiausių klausimų. Šioje byloje teismas nurodė, kad nagrinėjimo nusikalstamos veiklos sudėtis yra formalioji. Tokia buvo panaudota frazė, o tai reiškia, kad ji laikoma baigta nuo viešojo pasisakymo momento, nepriklausomai nuo padarinių. Tai jie vertino konkrečiai, ką jis pasakė ir tarsi nežiūrėjo, kas jis toks yra ir kokį rezonansą sukėlė jo žodžiai.
Ir per visą bylą, taip sakant, tas faktas, kad Ramanauskas yra Ramanauskas, va to nebuvo. Tačiau mes žinom, kad visuomeninis žinomumas ir tas faktas, kad žmogus ten kažkoks yra įtakingas kitose bylose pagal šitą straipsnį, iš tikrųjų buvo vertinamas ir poveikis, kurį padarė tie žodžiai kitose bylose, buvo vertinami. Todėl man natūraliai kilo šituo atveju klausimų, ar šitoje situacijoje nėra taikomi dvigubi standartai. O žiūrėkit, tai dar vienas momentas. Man toks įspūdis susidaro, kad ta kita pusė, tai yra teisėsauga mūsų ir teismai, jie kaip labai kvalifikuoti advokatai dirbo. Ar tai buvo tiesiog, ar jūs matėt visą bylą ir tai, kas atstovavo Ramanauską, kokios pajėgos buvo pasitelktos jį apginti? Nes tai, ką jūs minite, tai yra labai kvalifikuotų advokatų argumentai. Mano ausim. Na, žiūrėk, procesas buvo toks, kad pačioj pradžioj aš daviau tą pareiškimą prokuratūrai, kad mano manimu čia yra nusikalstama veikla, kaip padarė ir daug kitų Seimo narių ir tam tikrų partijų irgi davė į prokuratūrą ir tada jie pradėjo ikiteisminį tyrimą. Ir po to, kaip ir visi kiti, tuo tarpu ir Ligita Girskienė, kurie buvo pas jumis šitą temą, jinai gavo pranešimą, kad ikiteisminis tyrimas yra nutrauktas. Ir tada aš, kaip ir jį, paprašė pačio nutarimo, nes buvo tik tai pranešimas, kad jis yra nutrauktas, mes gavome tą nutarimą. Ir aš apskundžiau jį vyresniajam prokurorui. Čia esmė yra tame, kad mes aš skundžiau būtent patį nutarimą. Tai čia nebuvo kažkokios antros pusės. Aš skundžiau nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą. Supratau. Dabar žiūrėkit, Sergejau, o kas toliau? Ką jūs, ir viskas, taškai padėti ir laikas baigti, ar kaip čia jūs traktuojate šitą? Mūšis baigtas? Pripažįstat savo pralaimėjimą? Lietuvoje mūšis baigtas šiam momentui, kadangi apygardos teismas, būtent kadangi tai yra procesinė byla, taip sakant, aš neskundžiu pagal baudžiamąjį kodeksą, aš skundžiu pagal baudžiamąjį proceso kodeksą, kada skundžiu sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, tai Lietuvoje mūšis yra baigtas. Tenka pripažinti, kad teisėsauga įvertino, kad čia nėra nusikaltimas, tačiau toliau jau klausimas visuomeniai, ar taip sakant, tokie pasisakymai turi būti toleruojami žmonių. Aš tikrai manau, kad neturėtų būti toleruojami, o jeigu kalbėti dėl teisinio kelio, tai yra dar viena aukštesnė instancija. Tokiu pobūdžiu bylose, tai yra Europos žmonių teisių teismas. Aš kol kas vertinu, ar verta ten kreiptis, nes vėlgi tai kainuoja ir daug pinigų, ir daug laiko. Ir antras momentas, aš dar jums priminsiu, prieš 6 metus buvo panaši situacija su pasisakymais Valinsko apie Tomaševskį, vėlgi buvo raginimas žudyti tokius, kaip jis bent po vieną į metus. Tai šita byla jau porą metų, man atrodo, yra Europos žmogaus teisių teisme ir dar kol kas neišnagrinėta. Tai čia yra procesas toks, kuris neužtruks tikrai greitai. Atsiprašau už kalambūrą. Tai tiesiog... Jūs dar sprendžiate dėl šito?
Dabar sprendžiu kol kas Supratau. dėl šito, galbūt ir eisiu į Europos žmogaus teisų teismą, bet dar kol kas konkretumo dėl to nėra. Ačiū labai, Sergejau, kad prisijungėte ir papasakojat šitą istoriją, nes labai dažnai tos istorijos prasideda, bet nesibaigia niekaip tokie visokie dalykai. Su mumis buvo Sergejus Mažuga, kuris mėgino priversti teisėsaugą įvertinti Algio Ramanausko retoriką ir teisėsauga paadvokatavo ponui Ramanauskui. Ačiū labai, kad Ačiū. prisijungėt.